Sveiki visi. Mano vardas Edmundas. Čia bus trumpas video apie motorinį S-pointerį. Skaitosi taip. S-pointeris yra motorinis arba rankinis. Tvirtinasi prie borto, kaip matot. Tvirtinimo platformų yra įvairiausių. Tiesios, prailgintos, apglėbamosios. Su visų kompensatorium, kaip atrodo. Čia ant viršaus krienos kompensatorius yra lygiai tas pats, kas čia. Yra ir tokių platformų, nes ir tokių valčių yra su vadinamoju topazu. Įvairių variantų. Tai apie patį rotatorių. Čia šis rotatorius iš viso tiesiai prie borto prisuktas, netgi nereikia jokios platformos. Taip, įstatymus, išėmimus kitose video galima pamatyti. Motorinio rotatoriaus veikimas. Išjungus elektrą, 12 voltų, jisai yra rankinis. Tai yra lengvai sukiojasi ir viskas darosi. Valdymo blokas. Valdymo blokas elektrinis, pasijungia 3 laidai. Čia yra maitinimas, raudonas prie raudono, mėlynas prie mėlyno, tai jau yra į patį rotatorių laidas. Ir trečias laidas yra į pedalą. Kartais jie būna markiruoti, kartais nemarkiruoti, bet maitinimas visada prie įjungimo. Vidury visada rotatoriaus pajungimas ir trečias yra pedalas. Sumaišyti, jeigu nemarkiruota, tai jūs nesumaišysit, nes tai bus visiškai skirtingi pajungimai. Jūs negalėsit šito kištuko įkišti priešingą pusę, nes tai neįmanoma, paprasčiausiai bus. Taip, srovės įjungimas čia, kaip ir sakiau, 12 voltų. Įjungiam, jisai pasileido. Dabar lemputė stovi ties 0 laipsnių, o tai reiškia, prieš įjungiant jums rekomenduotina šitą rodiklę nustatyti jūsų plaukimo kryptimi, tada bus 0. Ir jeigu norėsit, pavyzdžiui, plaukiant pasijungti automatinę paiešką, jums reikia su pedalu paspausti abudu klavišus. Ir automatinė paieška dirba. Pamatėt, ką nors įdomaus, nežinau, žuvį, kelmą, duobę, krantą, medį, ką tik norit, spust bet kurį pedalą, ar vieną ar kitą, ir jūs jau tada reguliuojat, kaip sakant, tiksliai. Jeigu vėl nebeįdomu, vėl spaudžiat 2 pedalus ir paleidžiat toliau paiešką. Tai auto paieška yra plaukiant 360 laipsnių, ir tai yra plaukiant, 160 laipsnių ir stovint 360 laipsnių. Persijungia jinai šitu jungikliu į vieną arba į kitą pusę. Greičio reguliavimas yra čia. Tiek, tvirtintis jį galit pasidėti čia, galit prisitvirtinti ten, čia, kur norit. Tai pasiplaukiojot, pažvejojot, laimingi, 2 ilgių rankinos, pasiplaukiojot ir laimingi, norit plaukti namo, pasikėlėt rotatorių, prisiveržėt, plaukiat į kitą žvejybos vietą arba namo. Ačiū. Labai atsiprašau, užmiršau paminėti, kad turim naktiniai žvejybai švyturiukai. Tai yra čia yra fosforinė rodiklė. Jinai ir taip šviečia ten porą valandų, bet jeigu jinai pasibaigia, nuėmus galiuką, numovus, jūs galite sulaužyti šį švyturiuką, įmesti į vidų ir užkimšti. Ir per tą vietą jums švies 2 paras, jei nedaugiau tie švyturiukai. Tad jūs naktį ir ne vieną naktį galėsite žvejoti be jokių problemų. Dabar jau tikrai viskas. Ačiū.